Šiame video aš pasakosiu apie korekcijos metodą. Korekcijos metodas yra sugalvotas ne mano, jisai tokio psichoterapeuto amerikiečio Brent Charlton yra, iš kur aš jį radau. Jis mane to išmokė, bet jisai išmoko dar iš kažkokių kitų žmonių. Tai čia nėra nieko originalaus. Bet jis žiauriai yra veiksmingas. Tai pradėkime nuo to, kad pirmiausia reikia užrašyti mintį, kuri jūs labiausiai dirgina. Ir ta mintis turėtų kilti iš jūsų situacijos, kurią jūs norite spręsti. Tai tarkim, jums kažkas kažką pasako ir jūs taiga skausmą pajaučiat, pyktį pajaučiat, kažkokį dirginantį jausmą staigiai pajaučiat. Tada jūs tą situaciją turite užsirašyti ir turite atsiminti, ką jums kas pasakė, kokie žodžiai jums sukėlė tą emocinį dirgiklį, tą triggerį. Ir turite surašyti tą triggerinčią mintį. Tai šiuo atveju mintis yra, tu viską atlieki blogai, kurį, tarkim, man kaip pavyzdys pasakė tėtis. Ir taip mane nuliūdino ta mintis. Tada mes turime surašyti įsitikinimą, kas slepiasi po tą mintim, kad mes geriau tiesiog suprastume, apie kokia problema čia yra. Tai šiuo atveju mano įsitikinimas, kuris slepiasi po tą mintim, kad aš esu bevertis. Tai reiškia, jeigu man taip sako, aš galvoju, kad aš esu bevertis. Ir tada turime rašyti emocijas, kurios kyla iš šitos situacijos. Tai kai man tai pasakė, aš jaučiau nusivylimą, pyktį, širdgėlą, skausmą ir liūdesį. Čia galima šį daugiau emocijų, bet jos turi būti nuoširdžios, kad iš tikrųjų taip jauteisi. Tai ketvirtas punktas, tai reikia suprasti, tai reikia pasakyti, iš kur tai išmokau. Tai mes turime atsiminti visas situacijas, kurios siejasi su šituo mintim, su šita. Ir mes turime paklausti savęs, kur aš pirmą kartą išmokau, kad aš viską atlieku blogai arba kad aš esu bevertis. Kur mano pasąmonėje, kokie atsiminimai su to susiję. Čia aš rašau mokykloje, kai mane nuvertino mokytojai, ten tėvai ar dar kažkas tai. Vaikystė, kai netikdavau tėčiui. Ir čia galima detaliau rašyti, aš tiesiog laiko sumetimui nerašiau detaliau ir toliau parašiau, kad galima daug tų punktų rašyti, kad kiek jų bus. Tai čia ketvirtas punktas. Dabar penktas, reikia patarti kažką tai savo tai sužeistai daliai. Tai mes susidedame iš daug, mūsų asmenybė susideda iš daug skirtingų dalių. Jie vadinasi archetipai dažniausiai. Mini asmenybės, subasmenybės. Tai tarkim yra vidinis kritikas, yra vidinis apsaugotojas, yra vidinis vaikas, yra ego arba paauglys. Yra kovotojas, yra gydytojas. Ta prasme, daug yra visokių rolių, kurias mes viduj turime ir mes vienu ar kitu atveju tą rolę įeiname į tą rolę. Tai čia tiesiog reikia suprasti, kad mes patarėme iš savo išmintingos rolės, iš savo suaugusio tėčio ar mamos rolės. Tai jeigu tu viską atlieki blogai, tai yra daugiau mano vidinis vaikas jaučiasi, kad jis yra bevertis. Tai reiškia, kad man jie yra mažas, nesuaugęs vaikas. Čia nieko blogo, nieko gėdingo, kad jis nesuaugęs, visi mes turim nesuaugę tą vaiką, tai yra pozityvus dalykas. Bet jeigu aš turiu tą nesuaugusį vaiką savyje, kuris yra vaikystėje ir jisai jaučiasi, kad jis yra bevertis ir kad jis viską atlieka blogai, jis turi gauti patarimą iš suaugusios savo pusės. Iš pusės, kuri jau turi atsakymus, kuri gali pasirūpinti šitą problemą, kuri yra susidūrusi su panašiom problemom. Nes mes iš savo vaiko pozicijos negalime spręsti problemų savo gyvenime. Mes tik tai dar labiau įsivelsime, dar labiau užtiksime tose problemuose. Vaikas nepajėgus spręsti suaugusio problemų. Todėl mums reikia paprašyti pagalbos savo suaugusiosios dalies. Ir čia, jeigu žmonės niekart nėra susidūrę su šito dalyku, jiems gali kilti klausimas, tai kaip man tai daryti, ar tai šis dalis man jie yra, kaip aš žinoti, kad su turiu kontaktą ir panašiai. Tai čia atskira tema, padarysiu atskirą video apie tas dalis, kaip ten jos išsidėlioja ir kokios jos yra. Bet čia reikia suprasti, kad reikia įsivaizduoti, elgtis tarsi taip iš tikrųjų yra, kad
aš gaunu patarimą iš mylinčio tėčio arba mamos. Įsivaizduok, jeigu būtum pats savo vaikas, mylėtum save, mylėtum, kaip pasakyti, savo tą vidinį vaiką, būtum pats savo tėtis ar mama ir tu be galo jį mylėtum. Ir tu suprastum, kad tu kalbi su mažu vaiku. Tu negalėtum jam paaiškinti tam tikrų dalykų ten sudėtingai, nes vaikas nesupras. Ten 7 metų vaikas. Tu turėtum jam aiškinti paprastai. Tai va tokio va požiūrį reikia rašyti patarimą. Ir iš pačių tos patarimus sunku rašyti, nes nekyla jokių minčių, ką aš galėčiau savo patarti, jeigu aš savęs nemyliu. Kai aš neturiu, atrodo, tos mylinčios dalies, to mylinčio tėčio, aš niekad manęs tėtis nemylėjo, kaip aš galiu save mylėti. Yra ties visas trigdis yra, bet tai galima išmokti. Tai ką aš čia parašiau? Tai yra ne tavo kaltė, tėtis mylėjo tave taip, kaip galėjo, aš myliu tave, tu man esi brangiausias, tėtis nenorėjo tau blogo, tu man visada būsi vertingas. Čia vėlgi galima parašyti labai daug, bet aš parašiau tai, kas man atėjo galvo tuo momentu. Šiaip tai idealiai turėtų būti išsamesnis rašymas, nes reikia daug, reikia paliesti visus vaiko jausmus, kurie kyla viduje, atliepti kažkaip tai. 6 dalis yra laiškas savo arba pati korekcija, tačiau mes rašome laišką savo vaikui iš suaugusio perspektyvos. Tai kaip pavyzdys, žinau, kad tau dabar sunku, tu jautiesi prislėgtas ir ten toks ar anoks, ten visus jausmus aš rašom. Taip yra todėl, kad tu patyrei patyčias mokykloje. Čia vėlgi prisiminimus kalbam apie prisiminimus, kad mokykloje mane nuvertino ir panašiai. Bet dėl to tu nesi kaltas. Tėtis darė tai, ką galėjo, jis tave mylėjo savaip. Svarbiausia, kad aš tave myliu ir visada mylėsiu. Tavo su meile Gabrielius. Čia vėlgi reikėtų parašyti daugiau šitam laiške. Čia aš pilno laiško formato neparodau, nes jis tiesiog per ilgas. Bet iš esmės tas laiškas turėtų būti daug išsamesnis ir aš čia tokiu laisvu formatu parašiau. Iš esmės yra formatas, kaip jį reikia rašyti, kad jis būtų labai efektyvus. Tai va čia yra 6 etapų korekcija, kurią jeigu padarom, tai tas dirgiklis, tarkim, kažkokia emocija, kažkokia mintis, kuris mus arba įsitikinimas, kad mes esame beverčiai, jisai tiesiog išnyksta po kurio laiko. Kai mes perinam per šitą atvejį, tada įvyksta ta pati situacija, kuri tave trigina, tave pasako, tu nieko nesugebi kaip pavyzdys, ten kažkas tai tėvai ar kažkas tai, ir tavęs nebetrigerina tai. Tu jautiesi neutraliai, tave praeina ir nepaliečia tavęs tiesiog. Ir taip tu išsisprendė tą traumą, tą problemą ir tu tampi laisvas žmogus. Ir toks yra tas korekcijos metodas. Tai jeigu jums įdomu, kaip jį savo pritaikyti, kaip spręsti savo problemas, nes jis 100% veikia. Jeigu tas trigerinimas po išbandymo šito dalyko sumažėja iki nuo 100% iki ten 50 arba 30%. Kas reiškia, kad jūs beveik jo nejaučiat. Iki 30% sumažėja, bet jis dar gali iškilti anksčiau ir vėliau. Tai jums reikia tada tik tai priminti savo vaikui, kad atsimeni, mes apie tai kalbėjom, aš apie tai tau rašiau, viskas tvarkoja, aš to pasirūpinsiu, nepergyvenk. Tai primini porą kartų ir išvis išnyksta tas trigeris ir tas neliečia daugiau. Tai va, tai taip viskas veikia. Tai jeigu norite sužinoti daugiau apie šitą metodą, jeigu norite išmokti pritaikyti ją savo, galite susiekti su manim per Facebooką, nuoroda yra apačioje mano Facebooko aprašyme. Tikiuosi jums šitas video padėjo, užsiprenumeruokit kanalą, jeigu norite žinoti daugiau informacijos apie panašius dalykus, nes aš darysiu daugiau video, kaip būtent spręsti traumas, problemas, kaip padėti savo nuo nerimo, depresijos ir panašių dalykų. Tai va, ačiū, kad žiūrėt ir iki kitų kartų.